jau girdėjau. Bet man smagu, kad šiandien daugiau atėjo jūs. Arba paneigtumėt jo teiginius. Kad eurą įsivesinti, čia jau viskas priimta, sprendimai čia aišku, kad nepasikeis reiks įsivesti. Kai ateis tą dieną vyks, reiškia, kada reiks mūsų santaupas, taip sakant, aišku, visus pinigus keisti išlygų eurus. Tai, kaip sakė gerbiamas Maldeikis, kad dabar santykis yra 3,4. O kada jau reiks keisti, spręs Europos komisija, nežinau, ten nustatys kursą kitokį. Tai tas kursas, sakykime, jeigu mes pirksim už 4 litrus, 1 eurą, tai, sakau, pravarškai žmonėm nuostolių. Čia aš visgi sakyčiau jau yra panikos kūrimas. Ne. Ankstesni, aš jau negaliu 100% garantuoti, kad nekeis kurso, bet ankstesni visi atvejai, kurie vyko tokiose situacijose kaip Lietuvos Estija, yra geriausias pavyzdys. Buvo fiksuotas ilgą laiką kronos kursas euro atžvilgių ir po to buvo įvestas būtent tuo kursu. Ir mes tai jau žinosime, jeigu komisija kitą pavasarį pasakys, kad Lietuva atitinka kriterijus, galutinis sprendimas dėl kurso bus priimtas birželio arba liepos mėnesį. Tai jūs žinosit mažiausiai pusę metų prieš, kokiu kursu tai vyktų. Tai šitą aš galiu tvirtai pasakyti. Ir tikimybė, kad kursas bus kitoks, yra be galo menka. Dėl to aš sakyčiau, čia jau ponas Maldeikis šiek tiek. Ne, Maldeikis sakė, kad įtakingi ją draugai kažkur tai Briuselį ar dar kur nors. Teorinė tikimybė yra, bet kad jinai bus realizuota praktiškai, šansų labai mažai, nes tai sukeltų daugiau ekonominės žalos negu naudos, tą supranta visi.